Bendrovė Agrolina veiklą pradėjo prieš beveik 25 metus ir plėtojo linininkystę. Šiandien bendrovės veidas kitas. Nuo 200 hektarų jį išaugo iki 1500, linus pakeitė mėsiniai galvijai, grūdų kuliama 1000 tonų. Pastarieji 5 metai bendrovė Agrolina yra pilni pokyčių. Pradėjus vadovauti Ramintai Bastytei, įgyvendintas milijoninis investicinis projektas, padidėjo dirbamo žemės plotai, mėsinių galvijų banda. Prisimindama, kaip teko mokytis ūkininkauti, rinkti naują techniką, derinti padargų užgrebio pločius, kad vėliau sklandžiai eitųsi žemės dirbimo, sėjos ir pasėlių priežiūros darbai, Raminta užtikrina, kad žemės ūkis tikrai nenuobodus darbas, o pilna iššūkių ir netikėtumų veikla. Tikiuosi, kad tobulėjam su kiekvienais metais, iššūkių neišvengiam, bet tas kaip tik mus ir stiprina. Aš prieš 5 metus grįžus į Kriukus ir susidūrus su veikla, tikrai, kaip sakyt, mane stebino viskas, kas čia vyksta, tie procesai, ir tai jokios monotonijos nėra, tikrai daug yra darbo. Bendrovės vadovė dabar pritaiko savo darbo Vilniuje patirtį. Turi tikslą parengti ir įgyvendinti mėsinių galvijų produkcijos viešinimo kampaniją ir tokiu būdu atrasti kokybiškos jautienos vartotoje Lietuvoje, nes šiuo metu nupenėti jaučiai parduodami šveicarams. Tai rinkai mes turime ir vartotoją ruošti. Ir tą darome kartu ir su mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija. Taip pat turim minčių ir prekybai skerdeną iš ūkio. Kaip tik šiuo projektu rūpinasi 2 jaunuoliai, kurie nori sukurti savo darbo vietą ir grįžti į būtent Šakių rajoną iš sostinės. Tai labai tikimės ir taip pat jiems padedam šiame projekte, nes be abejo reikia stiprios pradžioje viešinimo strategijos, kampanijos ir tik tada eiti su produktu pačiu dėl pačios sėkmės. Kiek per metus parduodate galvijų? Per metus parduodame, pagrindė tai yra be abejo penimi buliai, jų virš 20, o sakykime, pernai ypatingai po parodos pasisekė parduoti daug reproduktorių, tai viso tais metais skaičiuojame 11 berods reproduktorių iš ūkio parduotų. Tai va, tikrai gera genetika ir norisi, kad jinai, kaip sakyt, pasklistų po lietuviškos ūkius. Vis dėlto bendrovės prioritetas augalininkystė. Agrolina deklaruoja 1400 hektarų žemės, iš kurių 900 hektarų skirti žieminiams kviečiams, 300 vasarojui. Per 5 metus didėjo ir derliai. Nors 2010 buvo labai nepalankus metai, kviečių derlius buvo menkas, nekokybiškas, ne 5 tonų iš hektarų nesiekė, tačiau nuo tada keitėsi technologijos ir kasmet derlingumas augo. Pernai žieminių kviečių vidutiniškai kulta daugiau kaip 7 tonos iš hektaro ir 70% derliaus ekstra klasės. Rapsus augina sėjomainai, jų kūlė 3 tonas iš hektaro. Šiemet į sėjomainą įtrauktos pupos. Tai žalinimo programos rezultatas. Dirbamo žemės bendrovėje nemažai, derlius geras, tačiau darbus apsunkina tai, kad laukai maži ir išsimėtė per kelias seniūnijas. Iki tolimiausių reikia važiuoti apie 50 km. Darbų organizavimas yra apsunkintas ir laiko prasme, ir sąnaudų, bet kita vertus nuostolingai nedirbame ir stengiamės, kaip sakyti, dirbti efektyviai. Seniūnijos yra 4, tikrai, na, kaip sakyti, tai daugiau reikalauja pastangų, bet kur jų nereikia. Bendrovėje dirba 22 žmonės. Vasarą sezoniniam darbui dar priimama ir, kaip nekeista, daugiausiai jaunimo. Sezono metu dar priimam papildomai, tai daugiau jaunuolius, kaip aš vadinu, tam nekvalifikuotam darbui, su šiūpėle. Irgi labai gerai, praktika. Aš tarp kitko pati bendrovėje sudirbus. Yra įrašas 13 metų berods, netgi linus, kai reikėdavo vartyti. Tai nieko tokio, reikia pratinti nuo mažumės. Prie darbo, prie tos, kaip sakyta, tvarkos. Minėjote, kad bendrovėje toks lyg ir socialinis bendrovės vaidmuo jaučiamas tame, kad jaunimas ateina ir čia vasaromis atostogų metu dirba. Ir iš tikrųjų, kaip sakyt, pradžioje buvom susiplanavę, kad tų jaunuolių bus ten, sakykime, 2 ar 3, bet pamačius, kad
to noro daugiau yra, teko priimti gal 6 jaunuolius ir su jais dirbti, ar tais jie dirbo prie grūdų sandėliuose, ar tais dirbo, sakykime, su šluotomis, nemojavo, reikia tikėtis, kad dirbo ir čia nuveikė tos darbus. Tai taip, tai aišku, kad tas efektas pridėtinės vertės prasme labai abejotinas, bet ne čia esmė. Gal tas, kaip sakiau, socialinis daugiau tai yra projektas, tai mokinti, pratinti ir iš tikrųjų jaučiamas poreikis tų jaunuolių sugrįžti kitais metais, vadinasi, nėra blogai. Raminta Bastytė bendrovei vadovauti pradėjo prieš 5 metus. Taip susiklostė, kad planavusi gyventi ir dirbti Vilniuje, moteris grįžo į Šakių rajoną. Man pačiai tai buvo netikėta, aš visada sakydavau grįžti į Kriukus susenti, grįžau 25 metų ir jau tas procesas vyksta matomai. O kad esu baigus, sakykime, ne ta srities esu specialistė, tai aš čia tame problemos nematau, nes tiesiog reikia gal žinoti, kur kreiptis ir sužinosi. Visažinis žmogus nebūsi. Tai, kaip sakyt, gamyba, aišku, rūpinasi daugiau mano tėtis, brolis, agronomai. O aš, kaip sakau, jūs užauginkite, aš jau rasiu, kam parduoti ir kaip, ir už kiek. Tai taip mes pasidalinę tuos darbus, o be to ir pati komanda Agrolinos yra kompetitinga, tai yra ilgametę patirtį turintys žemės ūkio specialistai, su kuriais, jeigu man, sakykime, kyla klausimų, aš tiesiog sakau, važiuojam pas tuos ūkininkus, kurie jau įdiegia tas naujoves ir mes, tarp kitko, neseniai taip ir priėmėm sprendimus dėl savo džiovyklos atnaujinimo darbų. Ačiū ponui Joniškio rajono ūkininkui Antanui Dirksiui. Taip pat mūsų, kaip sakyt, mano jau kolegom čia vietos kaimynams, Jonui Pranaičiui, Petrui Puskunigiui, Vytautui Bitinui, didelis jums ačiū už jūsų norą pasidalinti tuo patyrimu, ką jūs sukaupė. Konsultuojasi Raminta ne tik su kolegomis ūkininkais. Dažnai pasėlių apžiūrėti kviečiasi kustodijos agronomo konsultantą Nerijų Šilingį. Kartu su juo ir tądien važiavome įvertinti pasėlius, aptarti artimiausius priežiūros darbus. Agrolinoje žieminiai kviečiai iš tikrųjų peržiemoja gerai, kaip ir daugelį ūkių. Ir potencialas numatomas tikrai aukštas, todėl reikėtų nepagailėti ir tiek makrotrąšų, tiek mikroelementų. Žieminiai rapsai taip pat yra pakankamai, net nepakankamai, o netgi šiek tiek per tankus, lyginant, kad tai yra hibridinės veislės. Jos vis tiek turi šakotis, jos šakojasi, o kadangi yra didelis tankumas, tai jos stiepsis į viršų. Todėl prie tų mišinių reikėtų dar pridėti augimo kažkokį reguliatorių. Įvertinęs būklę, Nerijus Šilingis apskaičiavo žieminių kviečių derliaus potencialą. Jis šiemet kaip retai kada tokiu metu yra aukštas, apie 10 tonų iš hektaro, todėl labai svarbu, kad per visą vegetaciją jis toks ir išliktų. Tam reikia augalą aprūpinti visomis būtiniausiamis maisto medžiagomis, mikroelementais, padėti augalams atsigauti po įvairių stresų, pasirūpinti dirvožemiu. Žieminėse kviečiuose ką daryti, kad išliktų visi dabar jau susiformavę stiprūs tie stiebai? Žieminėse kviečiuose iš tikrųjų tų šoninių stiebų susiformavo gan daug. Todėl pagrindinis darbas šiuo metu yra pasėlius apdoroti gavinamaisiais tirpalais. Į tuos tirpalus įeitų, žinoma, mikroelementai, aminorūgštys, kadangi dabar tos temperatūros nėra aukštos, vos siekia šiandien 6 laipsniai, 7 laipsniai, tai augalų vegetacija iš tikrųjų yra sulėtėjusi. Todėl mums reikėtų naudoti aminorūgštis, kurios nuima stresą. Tai mišinys susidėtų iš aminorūgščių, galima naudoti resorbą kaip vienas iš aminorūgščių. Taip pat reikėtų pridėti magnio sulfato, magnio super, nes magnis yra pagrindinis chlorofilo centrinis atomas, todėl jis yra be galo svarbus. Taip pat reikėtų nepamiršti apie vario preparatus, vario chelatą, tarkim, nes proporcingai nuo vario kiekio priklauso ir azoto įsisavinimas.
Šiemet iš žiemkenčių tikimasi didelio derliaus, todėl tikėtina, kad ūkininkai tręš daugiau. Kad kuo daugiau trąšų būtų įsisavinta, svarbu, kad veikliosios medžiagos būtų prieinamos augalams. Jas atpalaiduoti padeda NPK Magic. Taip pat artėja laikas kviečiuose naudoti augimo reguliatorių. Rapsuose taip pat reikėtų naudoti gavinamosius mišinius, kurie taip pat susidarytų iš aminorūgščių. Taip pat tas pats magnis ir kas be galo svarbu rapsui, tai yra boras. Boro taip pat reikėtų įdėti, nes kai kur iš tikrųjų perpjaus šaknį matosi aiškus boro stygius. Agronomas pastebėjo, kad jei temperatūra pakils iki 10 laipsnių Celsijaus ir laikysis kelias dienas, reikėtų į purškiamą mišinį įdėti insekticido prieš stiebinį paslėptą straublį. Dirvožemį išsitirti iš tikrųjų reikėtų, nes šiais metais žiema buvo tikrai nestandartinė. Praktiškai įšalo tokio kaip labai didelio ir nebuvo. Todėl tas nuolatinis dirvožemio plovimas, jis, galima sakyti, išplovė nemažą dalį azoto. Nes pavasarį daryti tyrimai parodė, kad šiais metais azoto dirvožemė yra mažiau negu kad ankstesniais metais. Agrolinoje stebimas dirvožemis, kai reikia jam pagelbstimą, purškiami biologiniai preparatai. Sutapimas ar ne, tačiau lauke, kuriame buvo naudotas amalgerolis, žieminiai kviečiai daug vešliau auga.